kad viskas nėra, nesakykit taip, kad viskas yra zaibys, viskas gerai. Užmotyvuokit ją, paverkit protu. Koks skirtumas? Visi galim pasinaudoti šiek tiek, sakykim, tos motyvacijos. Motyvacija padeda išgyventi, jinai padeda netgi ligas išgyventi. Galų gale, čia yra tokia proto gale, čia iliuzija. Pasinaudokit iliuziją, kuri padės jums sukurti šeimą. Jeigu jums yra įdomu išlaikyti savo merginą šalia savęs, ir visada tą pačią, nežaiskit su visom, nereikia milijonų, kad būtum haremas šeimai. Privalai būti vyras, nemyšti, išsakyti viską, ką galvoji. Lygiai to paties paprašyti savo merginos, pasakyk, kas man jie negerai. Paprašyti merginos, kad pasakytų, kas tavyje negerai. Ir tai išspręs lygom, strikčiuku, jeigu tu užfiksuosi, jeigu tai tau yra aktualu, jeigu tau jinai tikrai patinka ir jinai tavo. Tai tuo ir uždarysiu antrąjį punktą. Ir keliaujame jau prie paskutinio, trečio punkto, kai tu turi jau seksą, gerą seksą su savo antrąją panelę, ir kai jau jūs kalbatės tarpusavyje. To negana, kad jūsų pora, kad jūs kaip pora būtumėte užtikrinti savo gyvenime viskam, dėl visko. To negana. Yra dar vienas dalykas. Ir tai, mano mylėjai, yra svarbiausia. Tai yra trečias punktas, kurio galima užbaigti savo santykių kūrimą. Tai yra, chebra, saugoti savo vertybės. Pagrindinis dalykas, kas užbaigia, ir aš manau, kad tai yra pats vienas iš realiausių dalykų, realiausių laikų. Tai, kad tu gauni ir ką reiškia saugoti vertybės, ką tu iš to gauni, kokia tau iš to nauda. Turiu omeny, kad mes nesinaudojame žmonėmis kaip robotais. Mes negalime naudotis antrąją savo pusę kaip tarnaitę. Mes turim ją išnaudoti tinkamai, kaip priklauso, sukurti šeimą, padaryti ją laimingą. Ir faktas, žinoma, svarbiausia, kad būtum ir pats laimingas. Saugoti savo vertybės. Ką tu gauni? Ką jinai tau duoda? Ką gero iš jos gauni? Kaip jinai tau pagydo širdį? Kaip jinai tau paglosto plaukus? Kaip jinai tau padaro valgyti? Tai yra svarbiausia. Tai yra vertybės. Psichologinės vertybės. Nereikia būti protingų, kad suprastum tokius dalykus. Taip, juos argumentuoti, tai reikia jau biškį paskaityti knygų, taip kaip aš dariau prieš daug metų. Bet, chebra, aš pasakysiu, kaip 27 metų bachūras, man teko daug išgyventi, aš viską pritaikiau, dabar vis dėlto sėdžiu po panos, sudėtingas pas mane barjeras, bet aš kažkaip gal išgyvensiu ir irsiuos toliau. Bet aš padėdamas jums, kadangi jūs esate visi jauni, ir su jumis visais galima susitarti. Šiam punktui tai reikia suprasti, kad ir kaip gyvenime būna sunku, kad ir kaip gyvenime reikia susiimti ir viską padaryti vieną svarbų dalyką. Nemyšk, nebūk nuobodus, o būk reikalingas. Būk prasmingas, nebūk galvajobas, nevartok narkotikų, nesk nachų cigaretės. Alkoholio gali išvis negerti ir tai nereiškia, kad tu negalėsi pramogauti. Pramogų ir be alkoholio bei cigarečių ir narkotikų yra. Ir tikrai tiek daug, kad tu dabar girdėdamas mano balsą, mesi cigaretę per langą ir tau paskutinė. Tau daugiau nieko nereikia. Viskas. Svarbiausia rūpintis savo partnerę bei rūpintis savo gyvenimu. Vertinkite savo vertybės. Trečiuoju punktu ir baigiu savo taisyklės. 3 punktai. Sveikinu visus, ačiū, kad išklausėt. Labai malonu su jumis diskutuoti.
Jeigu norėsit, aš jums paskaitysiu, pradėjau rašyti epą apie savo, dalinai apie savo gyvenimą, kas dažniausiai žmonėms yra įdomu apie kažkieno kitą gyvenimą, negu tai, kas vyksta aplinkui šiuolaikiškai ir visiems suprantama. Tai va. Ačiū labai už taisyklės. Jeigu norit dabar kažką pasisakyti, tai sakykit dabar. Короче, buvo įdomu tavęs klausyti, va tiek. Ačiū. Ačiū. Kaip sakoma, dzankuja. Dabar mes alfos. Ką jūs?